aš prašau tavęs energetiniame, informacinėme lauke surasti subtilę eterinę energetinę kopiją. Giedris įsikūnys žemėje 1, 2, 3. Radau. Nusima kaukės ir hologramos, fantomas pasireiškia pirmą pradį. Jį užsidega žalias, jei ne raudonas. Žalias. Gerai, Giedrė išeina iš bioroboto ir atsistoja šalia. Jei jos biorobotai yra svetimas kopijos, hologramos, čipai, konstrukcijos, pančiai, artefaktai, jie išeina ir stoja šalia. Išėjo jos fantomas. Gerai, tavo rankose atsiranda mūsų skeneris 1, 2, 3. Yra. Patikrink jos biorobotą. Pajungtukų nėra, bioroboto. Ateina informacija, kad ją reikia gydomosios energijos šiek tiek. Gerai, duosim. Tada skeneris grįžta atgal į mūsų diagnostikos kambarį 1, 2, 3. Grįžo. Ir Giedrės biorobotą užlieja gydomoji energija. Atlikta. Apsaugami jos fizinį biorobotą apsauginių grinų švarių absoliutų energijos srautų, talpinam Giedrę į apsauginį skafandrą kopiją, pakilk į diagnostikos kambarį 1, 2, 3. Kėlimas prasidėjo. Man truputį sunku ją kelti, Arūnai. Daryk šuolį. Ir tada darom kvantinį šuolį. Kai suskaičiuosiu iki 3, tu kartu su Giedrė pakilsi į diagnostikos kambarį 1, 2, 3. Svietai. Mes sveikiname su Giedrė ir klausime, ar pasirengusi jį diagnostikai, ar patikėsi mums savo biolauko seansų periodui. Jinai apsižvalgia. Taip, jinai patikės. Gerai, prašau skeneriu nuskaityti jos fizinius parametrus, energijos skaitinę vertę procentais ir šitos energijos vibracijos dažnių skaitinę vertę hercais. 65 ir 15. Gerai, tada Giedris paprašysiu tada tavęs išsiskaidyti visus turimus fantomus, visus netikrus fantomus, hologramas, matomą ir nematomą išryškiai. Atlik vizualinę patikrą ir duok komentarą. Išskaidė. 8 fantomus matau. 8. Vienas ne jos. Jis kaip holograminis. Ir svetimas fantomas, kuris yra ne jos, pulsuoja ryškia raudona šviesa. 1, 2, 3. Pulsuoja. Ir skeneriu išvesk šitą fantomą iš jos biolauko ir patalpink į kalėjimą Narva 1, 2, 3. Nervi. Jos violetinis, mėlynas, žydras, žalias fantomas neryškus labai. Poveikis raudonam. Matau. Oranžinis pusiau ryškus, geltonas toks pusiau ryškus. Pajungtukų konstrukcijų nieko nesimato ten. Šviečia kažkas, bet negaliu dar identifikuoti tiksliai. Tiesiog skeneris nuskanuos ir pamatysiu. Kai suskaičiuosiu, iki 3 visi fantomai susijungia vieną bendrą 1, 2, 3. Susijungia. Ir kai suskaičiuosiu, iki 3 skeneris pradeda skenuoti erdvę nuo galvos iki kojų 360 laipsnių aplink Giedrį kalėjimą. Ir tampa jos įkaitais 1, 2, 3. Skeneris skenuoja visus 7 subtiliuosius Giedrės kūnus, randa viską, kas jai svetima. Ištunkojas. Lizardas. Demoniškos struktūros atstovas. Konstrukcija kažkokia matau. Humanoidas. Skeneris apšviesk šitą konstrukciją ryškiai aiškiai ir neskausmingai ją ištrauk iš biolauko ir patalpink į kalėjimą Narva. Tokia, žinai, tai konstrukcija ties jos širdies, tai čakra labiau einanti šiek tiek į viršų, į galvą,
Ir tokia įdomu, žinai, kaip būtų, kaip, nu, toksai kaip, nemoku paaiškinti, tiesiog, nu, įsivaizduok kaip medžio lapas, ar ne? Ir jo tos gyslelės medžio lapo. Ir jeigu išimtum tuos tarpelius ir liktų toksai, nu, toks kaip griaučiukai, žinai, medžio lapo. Ir tai vat tokia įdomi konstrukcija, dar nemačiau tokios. Kaip palei plaučio alveolės, žinai, nu, va toksai einantis, toks kaip medžio. Jie atsijunginėja pamažu. Nu, jinai prisijungusi prie ko? Jinai tokia, žinai, man netgi toks kaip ant jos krūtinės, netgi toks kaip ant organo fantomo, bet labiau toks einantis, žinai, širdies čakros, vat pajungimas jos siela. Prie šerdis neprisijungusi? Yra šerdis. Šerdis eina palei stuburą nuo širdies čakros į viršų galiu. Toks įdomus tas pajungimas. Bus tikriausiai humanoido. Atsijungia jinai narve. Ir žinai, nesuprantu, luktark, dar paprašyk skanerio, kad nuskanuotų. Jos pilve kažkas yra, bet insektoidas neprisitraukia. Ten kažkas kito. Skenerį praskanuok dar kartą, Giedrė. Nuo galvos iki kojo 360 laipsnių aplink. Identifikuok visus pajungtukus, čipus. Žinai, aš jos pilve, vat fantomas, ne, tu pilvo ertmės, vat organų. Šios pilve matau tokį kaip ertmę, kurioje kažkas patalpinta buvo. Ir aš matau čia patogeninės energijos, tiesiog tokios labai sunkios patogeninės energijos likusios. Bet nėra, ta prasme, kažkokio objekto, bet kažkas tam padaryta poveikis. Gerai, skeneri, tada ištrauk šitas patogeninės energijas iš jos biolauko, suformuok į kamuoliuką ir patarpink į kalėjimą narvą 1, 2, 3. Jos eina tokia gija, žinai, traukiasi. Toks glitus skystis, žaliai juodas kažkoks. Sukasi kamuoliuką, luktark. Nerve. Skenerių praskanuok dar kartą, Giedris, biolauką. Ar viskas ištraukta, ar viską pamatėm, identifikavom. Koj demoniškos struktūros atstovo kažkoks artefaktas, ar tai koinaitės, ar tai... Pats nusiims. Daugiau nieko. Gerai, tada man įdomu, pradėsim tada nuo tos patogeninės energijos, kurią paskutinį ištraukėm. Šitą kamuoliuką, tada nuo šitos energijos formuojasi kanalas, į atsakingą už ją. Ir mano ketinimų galiai yra pritraukiamas į mūsų kalėjimą narvą 1, 2, 3. Sustiprinu savo ketinimų galę 5 kartus. Driežas. Nepatenkintas, truputėlį agresyvus. Ir driežas gauna 100 000 Hz smūgį 1, 2, 3. Jis nespėjo net suprasti, už ką jisai, kodėl tu jį mušina. Tu prasme, jisai, žinai, tą mūsų narvą pakliuvęs, nes taip netikėtai toks jausmas, žinai, kad užklupai jį. Na, prie pusryčių stalo užklupom ir nutraukiam. Nuimk ir hologramas. Nuimsiu būtinai. Nuosima kaukės ir hologramos ir būtybės pasireiškia pirmą pradžią pavidalo atitinkančių savo eterinį kodą DNR. Jie patys. Jeigu elgsitės gražiai, tai aš jūsų nelupsiu energijos smūgiais ir neįkvosiu bereikalą savo energijos. Gerai, tada aštankojus lizardas demonas. Virš demono narvo matai skaičių parodantį jo lygį hercais. 24. Ir nuo 8 fantomo ir konstrukcijos nusitęsia kanalas į atsakingą.
už jas 1, 2, 3. Už fantomą atsakingas Driežas, o už konstrukciją humanoidas. Fantomas irgi Driežo. Gerai tada. Už Driežo veiklą šitam Giedrės biolauke atsakingas taip pat yra pritraukiamas į mūsų kalėjimą narvą mano ketinimo gale. 1, 2, 3. Formuojasi kanalas į atsakingą. Jų struktūra, hierarchija. Tada nesiformuoja kanalas, struktūros visos nepritrauksim. Gerai. Atlikta. Ką, interferentai, pradėsim tada aiškintis, ką jūs čia veikėt šitam biolauke ir kada patekote, prie kokių aplinkybių ir kokiais tikslais. Aštunkojas, nuo kada esi šitam biolauke? Prieš kiek laiko žemiškais metais? 5 metai mėnuo perduodama. Ir ką veikia šitam biolauke? Maitinais energiją, kaip ir visi aštunkojai. Jo, jisai ant galvos apsivyniojęs buvo. Ir toks, žinai, jisai man taip keista, ne pirma aštunkojai matau, bet jis visas tokiuose skysčiuose. To mūsų narve, žinai, net tie skysčiai toks. Prisitaškė. Jo, jis toksai nemokamas. Plaukianti energija tokia, ne? Jo. Kaip vanduo. Yra toks net toks kaip teliuškavimas kažkoks, žinai, jis visas toksai. Tai aštunkoji, papasakosi ką nors daugiau. Ką tu veiki šitam biolauke? Kuom jis tau įdomus? Jisai rodo, kad energija jam patraukli jos ir tinkama. Jis tiesiog gyvent nori. Tai visi nori gyventi. Giedrė irgi nori gyventi. Ir laimingai gyventi, gerai gyventi. Tu ką veiki? Vagi jos energijos. Jisai sako, mes sinchronizavomės ir man buvo gerai. Aš suprantu, jau 5 metai tu jau turėjot būti susinchronizavę. O tu ką jai davėjai tada mainais už energiją? Sinchronizavotis tik tam, kad vogti iš jos energiją, ar kaip? Jis tiesiog net nežino, ką tau atsakyti. Tai aš Žinai, uždaviau vos paprastą klausimą, nežinai, ką tu jai davėjai? skyšiai jo energija. ką Bet tu žinai, jai? tas kaip Skysčių davėjai? parazitavimas. Jisai nelabai supranta, kad jisai Jisai nesupranta, apie kad jisai... energijos mainų jisai Jo, nesupranta. kad yra energijos mainai, kad jis turi irgi kažką duoti, jeigu ima. Demonas tai va, pavyzdžiui, duoda mums pamokas įvairiausias, o ką tu duodi? Nieko, tik vagiai energiją ir viskas. Dar skysčių visokiausių energetinių prineši ten į mūsų biolauką. Žinai, šio vien tik išlikimo instinktas, va tai eina toksai, toks, kaip sakau, be jausmų, be skrupulų. Aštunkojas kas nors yra dar tavo šitam biolauke, Giedrės? Apart tavo skysčių. Ne tik skysčius mini, kad dar kažkokie likučiai likę. Gerai, kai duosiu komandą, susirinksi viską savo, ką esi palikė šitam biolauke ir tada galbūt paleisim tave. Lizardas, kiek laiko tu randies šitam biolauke? 3 metai, 8 mėnesiai. Ir ko tu atvykai į šitą biolauką? Taip pat energijų pasisemti. Maistą. Kiek visi jis nepavalgė. Kitur kosmose nerandate tokių energijų, kuriomis galėtumėt maitintis. Kodėl jūs lendote į Žemę? Man toks kyla klausimas. Žinai, jisai sako, todėl, kad čia yra labai paprasta jos gauti. Dėl žmonių nesąmoningumo. Nes žmonės nemato jūsų paprasčiausiai. Nes kosmose jisai man rodo, žinai, kad kosmose energija yra saugoma. Kiti civilizacijų atstovai moka saugoti ir yra, ta prasme, jų, žinai, lygmuo sąmoningumo kitas, o čia jam yra labai palanki terpė, jis man atrodo, žinai, tą pavidalą mūsų platformos ir rodo, tas būtent jisai akcentą deda ant mūsų
šitos užmaršties programos, kad Mm. mes neprisimename čia, kas Neprisimenam, esame. nieko nematom. Esam akli viščiukai, kuriuos labai lengvai sugaudo ir naudojasi mumis. Supratau. Tau kas nors yra dar šitam biolokė palikta? Švytuoklė, jo, ir lizdą buvo pradėjęs sukt. Mhm. Tai kai duosiu komandą, viską susirinksi savo. Nepaliksi nieko. Nu, viskas aišku, lizardo širdies čakra ten irgi poveikį darė. Tai jo, dėl to ta širdies čakra tokia tiek nuo tos konstrukcijos, tiek nuo to jinai tokia, nu, visa išbalansuota. Mhm. Emocijos. Supratau. Gerai, demonas. Prieš kiek laiko tu įlindai į šitą biolauką? 8 metai. 8 metai. Nu ir kokiam aplinkybėm tu patekai į šitą biolauką? Papasakok, kaip ten buvo. O man ir nereikia konkrečių aplinkybių, tiesiog pagavau momentą. O ir momentų gaudyti nereikia. Mhm. Užtenka žemesnių vibracijų. O kai jinai pakelia jas, aš išeinu. Tai pareinu. Mhm. Sinchronizavusis esi su ja per 8 metus. Kontraktas yra? Nereikia man kontrakto. Neturi kontrakto. Supratau. Užtenka ir taip energijos. Ir taip gerai Šita maitiniesi. siela. Mhm. Supratau, ir taip gerai maitiniesi, ne? Nu, tai kad jinai nesaugo savo energijų. Neužtenka valios ir ketinimo. Ir dažnai būna žemose vibracijose. Ta nori pasakyti. Gyvenimo rutina. Mhm. Išgyvenimai. O kiek tu prisidedi prie tų blogų emocijų? Tugi nesėdi pasyviai, tu irgi darbuojasi, kad tos emocijos jos būtų žemos ir žemos vibracijos. Sakykime, aš jas šiek tiek paaštrinu. Paaštrini. O gyvenimiškas situacijas dauguma jų renkatės patys. Mhm. O mes tik atliekame savo užduotį. Misija gali pavadinti. Ir ko tu ją išmokei per 8 metus? O tu Misionierius. jos paklausk, ko jinai išmoko. Už tavęs klausiu. Jinai bando suvaldyti savo emocijas, bet ne visada pavyksta. Nu, tai čia mes visi tą darom. Ką dar išmokinai? Mylimiausias mano jausmas yra baimė. Mhm. O jūs, žmonės, labiausiai ko bijote? Nu, žmonės daug ko bijo. Savo mirties, kitų artimų žmonių mirties, visko bijo, daug ko bijo. Mirtis. Fizinio kūno Ką mirtis. jūs žinote apie mirtį? Baisus žodis. Tai gal papasakosi, ką nors daugiau mums apie tą mirtį? Nori pasakyti, tu nesupranti. Ašgi matau tave kiaurai. Aš suprantu, bet yra kas galbūt nesupranta, tai vat tu įgarsink tai Vilmos pagalba ir žinos daugiau žmonių apie tai. Kas O vyksta? ką tu man Fizinio už tai kūno duosi? Ar ką jie man už tai duos? Aš tau ragų nenulaušiu ir paleisiu gyvą ir sveiką. O aš mokytojo vaidmens neprisiimu. O kodėl? Tu sakei kažkokią tai misiją atlieki. Negi ne mokytojo misija.
Ką tu O turėjai galvoj? kuom aš po to maitinsiuos, jeigu neteksite tokių baimių? Tai Man naudingiau, kai jūs bijote. tavęs išgirs ten labai maža saujelė žmonių, kurie Nežinomybė. todėl gali nebijoti, tau liks, kaip sakant, dar plati auditorija, kur tu galėsi pasireikšti ir pamokyti kitus. Nu, aš galiu pasakyti. Teisingiau pasiūlyti. O jūs numirkite ir pamatysite. Nieko savo, geras pasiūlymas. Ateis laikas ir numirsim. Visi. Tai tu galėtum papasakot, kaip ten bus. O gal Kaip, kaip tik atgimsite. gal ir atgimsime paskui. Tai Nu, aš papasakok, kaip ne ten yra. tai turiu omenyje. O ką turiu Ką omeny? tu supranti, kas yra mirtis ir kas yra gimimas? Nu, tu O ką tik jeigu aš tau pasakysiu, kad gimdamas tu miršti? galim ir taip traktuoti, aišku. O mirdamas tu gimsti? Kaip tau tai? Paaiškink detaliau savo mintį. Aš tai suprantu. Aš tai paliksiu jūsų apmąstymams. Mhm. Na, aš tai suprantu, ką tu nori pasakyti, bet galėtum ir įgarsinti. Kas mūsų laukia po tos vadinamos mirties arba tavo įgarsinto kaip gimimo, grįžimo atgal į savo įprastą aplinką. Aš tau suteiksiu galimybę paaiškinti žmonėms. Koks tu geras. Tai kokią tu misiją tada turi šitoj žemėje? Misija. Būti mokytoju. Mane labiau domina savęs patenkinimas. Nu, kas be ko, tai jūs to nepamirštat. Gerai, demonus. Maitinais iš jos energijomis, uždėjai ant jos kojų, kaip suprantu, artefaktų savo, dar kas nors yra? Giedris Bilukė tavo, apart ten kojinių. Šiuo metu ne. Kam tas kojinės uždėjai? Kad gražiau atrodytų. Tik energetiniams kūnams nešalta, tai kam tos kojinės? Nemeluok, kad gražiau, dėl grožio, tikrai ne dėl grožio uždėjai. Nu, gerai, kad įsižemintų labiau. Kad labiau žemose vibracijose būtų, ne? O tai pakils. Na, supratau. Keista, kad kontrakto neturi, nu mes dar tai patikrinsim, aišku. Gerai, tada demonas su tavim viskas kaip ir trumpam baigsim šitą pokalbį, viskas aišku. Perėsim prie humanoido. Šiaip humanoidas man įdomu, ar jisai vienas dirba. Jeigu yra atsakingas už šito humanoido Giedris biolauke, jis yra pritraukiamas mano ketinimu gale į mūsų kalėjimą narvą 1, 2, 3. Formuojasi kanalas į atsakingą. Kanalas į driežą susiformavo, kuris jau pas O, mus norėjo. draugeliai vadinasi. Supratau. Humanoidas, iš kur būsi? Sirijus. Sirijus. Ne tas gerasis Sirijus, tas blogasis, kuris augina tokius atstovus, kurie vagia energiją. Prieš kiek laiko patekai į Čia Giedrius biolauką? tavo sąmoningumo suteikta reikšmė. Supratau. Bet aš kitaip tavęs pavadinti negaliu. Prieš kiek laiko patekai į šitą biolauką? 14 metų. 14 metų. Konstrukcija yra tavo, konstrukcija yra skirta kam? Gimtųjų energijų kaupimui, vogimui. Stylė. Na, ko dabar humanoidas tyli?
Humanoidas yra driežų vergas? Sako, kad ne vergas, o tiesiog įkaitas. Įkaitas. Kontraktas sudarytas. Kontraktą turi. Nu ką, sėkmės to. Tarp galaktinė policija gal padės nutraukti tau šitą kontraktą? Jisai apie tave pagalvoja. Ar tu, kaip sakant, savo norų sudarei šitą kontraktą? O prie ko čia aš? Su manim nori kontraktą sudaryti? Ne, jisai tiesiog turėjo omeny, kad jei tu moki nutraukti kontraktus, gal gali šitą nutraukti. Oi, Jis šitą prasme. aš turiu darbo ir be jūsų gelbėjimo. Man žmonės išgelbėti kuo daugiau, vat, ir tai misija sunkiai ir neįmanoma visų išgelbėti, o čia dar pradėsim humanoidus gelbėti, tai reikės naują skyrių atidaryti savo Nes, istorijai. žinai, man sako telepatiškai, kad aš ne savo norų vagiau šitas sielos daleles. Tiesiog buvau priverstas. Nu, aš supratau. Bet mes tau tikrai šitoj vietoje negalėsim padėti. Jeigu galės, tai tarp galaktinė policija galbūt. Mes šito neužsiimsim tikrai. Supratau, 14 metų, sinchronizuotas, konstrukcija, sielos dalelės vogė, dar patikrinsim, kiek pavogiai. Ir tada perinam prie driežų. Driežas, ko toks aršus nuo pat pradžių buvai? Stilių. Driežas, kodėl nekalbi? Aš į tave Ką kreipiuosi. tu nori sužinoti? Noriu sužinoti, ar tu turi kontraktą su humanoidu, ar jis nemeluoja. Čia tik mūsų reikalas. Jūsų reikalas, supratau. Tu davai nurodymus vogti konkrečiai iš šito biolauko, ar tau visiškai nesvarbu? Tokių biolaukų yra daug. Supratau. Ir tau nepasisekė, tu pakliuvai į mūsų kalėjimą narvą. Ir mes tave priduosim tarp galaktiniai policijai, o ten su tavimi aiškins, kiek tu ten turi tokių biolaukų ir kiek esi pavogęs energijos. Sutarėm? Ar turiu pasirinkimą? Koks tu protingas, žinoma, kad ne. Tu pats biologė buvai šitam Giedris ar ne? Ar tik tai esi atsakingas už humanoido veiklą? Kaip matai, ne iš karto pritraukė mane. Šiuo metu supratau. nebuvau. Gerai, Pasišalinau aš iš šito biolauko, tai gal paleisi. nepaleisiu, o dabar papasakok man, kas per patogeninė energija, kurią mes ištraukėm iš jos pilvo srities. Nepavykęs eksperimentas. Koksai eksperimentas? Genetinis. Ir ką jūs bandėte ten padaryti? Paruošti terpę. Ruošti terpę kam? Stylę. Driežus, arba tu kur kalbėjai, arba aš tave lupų energetiniais smūgiais. Jisai man rodo kiaušinį. Mažą tokį Tai kiaušinėlį. galėtų ir toliau papasakot, ką jie norėjo ten užauginti. Jie tiesiog man rodo, žinai, ta prasme, rodo laboratoriją, aš matau, tas kiaušinėlis, jisai genetiškai sukurtas dirbtinai. Ir tiesiog jam buvo tinkamos jos energijos. Ir jam buvo reikalinga būtent va šitos antrosios čakros. Pirmosios čakros energija, tas va toks arčiau, žinai, žemiško energijų. Ir toks kaip, žinai, tokių kaip paimta dalelė jos, dalelė jų ir bandyta tiesiog sukurti kažkokį Hibridą. kaip hibridą tokį, kaip vat, kad tiesiog ta terpė pas ją va tokia tinkama jo maitinimui. Nu, aš norėčiau sužinoti, kodėl eksperimentas nepavyko, kas sutrukdė. Jisai man rodo, kad kažkurio momentu jos tiesiog, ne tai kad sąmoningai išreikšta valia, bet kažkurio momentu tiesiog įsikišimas toks kaip
kaip pagalba netgi jai, jos kuratoriaus. Ir aktyvacija energijos. Tiesiog man rodo, kaip suduodamas smūgis, Mhm. kuris eina iš jos širdies čakros, eina į viršų ir į apačią. Nu, supratau. Gerai, 8 fantomas. Kas čia per technologijos driežas? Jis buvo sukurtas šito gemalo maitinimui. Mhm. Ir kaip jis turėjo veikti? Tas 8, žinai, jisai toksai kaip holograminis. Nu, kaip sakykime, ar ne, aš matau dabar ją tokia kaip sluoksniuota, ar ne, nuo to pirmojo fantomo raudonojo iki violetinio 7. Tai va tas 8 fantomas virš. Tai tiesiog va tas sukaupimas tos energijos, ką jinai gauna ir miego metu savo gimtosios energijos. Tiesiog va tas toks irgi kaip pakrovimas ir maitinimas. Turėjo būti tiesioginis pajungimas tą gemalą. Bet jis tiesiog vat likęs tas 8 fantomas, tiesiog jisai toks, nu, toks ne visai veiksnus. Mhm. Tiesiog kaip liekana šito eksperimento. Supratau. Gerai tada. Grąžinsime tada visą tamsią energiją, kurią Giedrė gavo iš interferentų. Ir Giedrė subtiliai kopijai duodu komandą išprovokuoti, suformuoti visus energetinius sferinius kanalus į visus už įsibrovimą atsakingi. Pradėjo formuotis kanalai, kiekviena būtybė interferentas prieina prie savo kanalo. Suformavo kanalą. Gerai, tada ir aš duodu komandą Giedrės subtiliai kopijai išstumti visą svetimą patogenišką žemų vibracijų energiją, grąžinti visas negatyvias programas, negatyvias minčių formas, energiją visų ligų ir visko, ką ji galėjo gauti iš jų, grįžta jiems atgal. Grįžta kanalais. Driežas blokuoti bando. Driežas. Nesupratau. Ir driežas gauna 100 000 Hz smūgį. Nepatenkintas. Teka energija visais kanalais. Atrodo protingas sutvėrimas, bet elgiasi tai vaikiškai. Jeigu baigėsi reversas. pats neprisijimsi visos tamsios energijos, mes ją tau sukišim atgal. Baigėsi, ne? Supratau. Taip. Gerai, tada aš pradžioj norėčiau tada skenerį tada parodyti Giedrės sielos pilnumą. Vilma, matai skaičių procentais. 1, 2, 3. 91. Supratau. Ir ant visų kanalų uždedam auksinio tinklelio filtrą. Yra. Į reversą tvarka Giedrė susigrąžina švarę ir šviesią dievišką energiją, atgal eina dieviškoji švari energija. 1, 2, 3. Viskas, kas buvo pavogta iš Giedrės, viskas, kas iš jos buvo. Grįžta energija visais kanalais. Ir nuo Giedrės susiformuoja tiesioginiai kanalai į 8 fantomą, į konstrukciją ir energijos kamuoliuką, kuris buvo ištrauktas iš pilvo srities. 2 kanalai susiformavo, jie tą energijos tą energiją neformuoja, nesiformavo. supratau. Gerai, tada ir uždedam ant šių 2 kanalų auksinį tinklelio filtrus. Yra. Ir reverso būdu jis susigrąžina dieviškasias švarias energijas, visas sielos daleles ir visas biomedžiagas, kas priklauso Giedrei galingus ratų, grįžta jai atgal. Grįžta. Iš konstrukcijos grįžta jos gimtoji energija. Na jo, ten turėtų būti. Iš fantomo labiau violetinė energija. Baigėsi reversas. Ir prašau skeneriu parodyti Giedrės sielos pilnumą. Vilma, matai skaičių procentais. 95. Ir tada
Giedrė, šiuo metu jums trūksta 5 procentų sielos. Ar jūs pageidavote jos susigrąžinti šią energiją? Taip, jinai pageidauja. Puiku, Giedrė suformuluoja dabar savyje tvirtą šį savo ketinimą ir aš duodu komandą, kai suskaičiuosiu iki 3, nusities tiesioginis kanalas nuo jos į jos sielos daleles, kad ir kur jos bebūtų. 1, 2, 3 kanalai nusitiesi. Duodu komandą suskaičiavus iki 3 ir Giedrė susigrąžina DNR daleles, sielos daleles, visas savo biomedžiagas, viską, kas yra Giedrės dažnio plotmėje ir priklauso jai, galingų srautų eina atgal. 1, 2, 3. Visos jos energijos grįžta galingų srautų iki 100 procentų. Vyksta procesas. Papasakok, ką matai. Nusitęsia kanalas. Matau driežų laboratoriją. Grįžta jos gimtos energijos iš kažkokio hibrido. Baigėsi reversas. Gerai, tada ir dar kartą skeneriu prašau parodyti Giedrės sielos pilnumą. Vilma, matai skaičių? 100. Gerai, susigrąžinom viską. O dabar duosiu komandą interferentams. Kiekvienas, kai sulauks komandos, susirinks viską savo, ką yra palikę Giedrės biologė. Ir aštunkojus išeini iš kalėjimo narvo ir susirinki viską savo, ką esi palikęs jos biologė. Susirinki visus kyšius. Nieko nepalieki. Jokių savo energijos pėdsakų. Ir grįžo. Gerai, Lizardas, išeini iš kalėjimo narvo, susirinki viską savo, ką esi palikęs šitam lauke. Jeigu dar yra, jeigu ne, tai sėdi toliau kalėjime. Nieko nebėra. Lauke. Gerai, tada atliksim tada išsinchronizavimo su būtybėmis procesą. Ir aš duodu komandą išsinchronizavimui Giedrės energijų su aštuonkojo, lizardo, demono, humanoido, driežo, konstrukcijos, aštunto fantomo energijomis. Išsinchronizavimo procesas vyksta iki 100 procentų ir pasibaigia automatiškai. 1, 2, 3 vyksta išsinchronizavimo procesas. Neatlikta. Skeneriu praskanuok Giedrė interferentų, aštuonkojo, lizardo, demonų, humanoidų, konstrukcijos, driežo, aštunto fantomo dažniais. Ar nėra kas nors nepastebėtų palikta jos biologė? Švaru. Ir aš prieinu prie Giedrės, dedu rankas ant jos pečių ir savo ketinimo gale padedu jai suduoti aukštų vibracijų 1 milijono hercų šoko impulsų smūgį ir atjungti visus kanalus. Kai suskaičiuosiu iki 3, 1, 2, 3, smūgis, atsijungi kanalai. Sujungi. Atsidaro portalas į galaktikos branduolį ir kanalai iškeliauja perdirbimui, priminė švarę energiją. Uždarom, atspaudojam, panaikinam. Atlikta. Nu, demonas nori dar emocinio fantomo. Džiaugiasi, kad pasiūlė. Gerai, tada dabar valysime emocinį fantomą ir išeina Giedrės emocinis fantomas 1, 2, 3 ir į šį fantomą Giedrė projektuoja visas savo negatyvias programas, negatyvias minčių formas, o taip pat žemų vibracijų emocijų energiją, pykčio, susierzinimo, sukrėtimo, liūdesio, dezorientacijos, pavydo, agresijos jausmus. Visa ši žemų vibracijų energija projektuojasi emocinėme fantome. Fantomas. Ir klausiam Giedrės tada subtiliosios kopijos, ar atiduodam šitą fantomą demonui. Nes sakalai pasiima ir negrįžta daugiau. Demonas, girdėjai sąlygas? Kitaip aš išmesiu į galaktikos branduolį. Supratau. Gerai, tada emocinis fantomas keliauja demonui į kalėjimą narvo 1, 2, 3. Ir vėl mėgaujas. Gerai, tada paleidinėsim po truputį interferentus. Aštuonkojas pasirengęs išeiti. Taip, pasirengęs. Ir atsidaro portalas viršai prieš laikrodžio rodyklę. Ir aštuonkojas iškeliauja savo egzistavimo plotmę, pasiima viską savo, ką buvo palikęs šitam biologiam 1, 2, 3. Uždarom, atspaudojam, panaikinam. Atlikta. Lizardas pasirengęs iškeliauti.
Taip, pasirengęs. Atsidaro portalas viršuje, prieš atspaudojam panaikinam. Atlikta. Demonas baigė smagintis. Taip, Demonas pasirengęs iškeliauti. pasirengęs. Ir atsidaro portalas apačioje prieš laikrodžio rodyklę. Ir demonas pasima viską, ką atsinešė ir iškeliauja į savo egzistavimo plotmę 1, 2, 3. Čia. Uždarom, atspaudojam, panaikinam, statom ugninę pentagramą. Atlikta. Na, jūs du interferentai, gražuoliai. Jums kitos sąlygos. Mes kviečiam Kurtą į mūsų diagnostikos kambarį. Malonu būti dar kartą pas jūs. Ir turime jums darbo, tai turime humanoidą, kuris 14 metų sėdėjo biolauke, ir driežą, kaip suprantame, jo šeimininką. Ieškomi piliečiai, pasimsime juos. Konstrukciją Dėkoju. sunaikinti. Sunaikinkite. Gerai, dėkojame, Kurtai. Iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Išsivedė juos. Ieškomi, matai, piliečiai. Gerai, tada atsidaro portalas į galaktikos branduolį. Ir 8 fantomas, konstrukcija ir patogeninė energijos kamaliukas iškeliauja perdirbimui į priminę švarę energiją. Ši. Uždarom, atspaudojam, panaikinam. Atlikta. Gerai, tada patikrinsim magijos dažniais. Taip, perinam prie magijos dažnių, jie tokia yra, ji tampa matoma. Švaru. Perinam į neramių besiblaškančių bekūnių sielų dažnį, jie tokia yra, ji tampa matoma. Apsišvietė toks neriškus fantomas labai. Ir besiblaškanti bekūnė siela matosi ryškiai ir aiškiai. Tokia matau energijos, tą energetinį fantomą. Toks permatomas. Moteriška energetika. Ir klausimės, su kuo turime garbės kalbėtis. Aš nenorėjau trukdyti jūsų, bet man reikalinga jūsų pagalba. Prieš kiek laiko patekote šitą biolauką? 2 dienos aš jame laukiau, kol bus atvertas portalas. Supratau. Prieš kiek laiko išėjote iš įsikūnymo? 5 metai. Šiek tiek daugiau nei 5 metai. Ir kur tai vyko? Vokietijoje. Koks jūsų vardas? Sara. Gerai, Sara, mes jums padėsime. Mane taip vadino Sara. Supratau. Su šito vardu mes jūs ir palydėsime. Ir tada atsidaro šviesus portalas į skaistyklą ir besiblaškanti Saros siela išeina į šį portalą. Ją pasitinka toje pusėje tai tie, kas ją pažinojo ir buvo artimi. Dėkoju jums. Gero kelio. Išėjo. Uždarom, atspaudojam, panaikinam. Atlikta. Perinam į bekūnį įsibrovėlių dažnį, jei tokių yra, jie tampa matomi. Švaru. Perinam į negatyvių trukdančių gyvenimų likimų ir fiziniai bei energetiniai sveikatai egregorų dažnai, jei tokių yra, jie tampa matomi. 2 egregorai apsišvietė, vienas pusiau aktyvus, kitas neaktyvus. Ir klausiam Giedrį subtiliosios kopijos pasirengusi neaktyvų egregorą numesti. Taip, pasirengusi. Atsidaro portalas į galaktikos branduolį ir numetam. Atlikta. Uždarom, atspaudojam, panaikinam. Atlikta. Taip, tada klausiam Giedrį subtiliosios kopijas, ar ji sutinka palikti ir atsijungti nuo aktyvaus egregoro
Mes galim jai padėti, ar ji to nori. Taip, jinai nori. Atliekam tada Giedrės minčių prisijungimų ir visus negatyvius egregorus ir energijas 1, 2, 3. Uždarom, antspauduojam, panaikinam. Atlikta. Taigi, lervos išvalytos. Fantomai lervą likę. Ir duodu komandą skeneriui pašalinti tada lervų fantomus, likusias negatyvės energijas. Atlikta. Ir tada atsidaro portalas į galaktikos dugną. Ir šitas energijas skeneris išmeta lauk, kur jos nusinulina iki pirminės energijos būsenos. Atlikta. Uždarom, antspauduojam, panaikinam. Atlikta. Perėsim prie žyvo energijos ir iš Giedrės subtiliosios kopijos pilo 2 pirštai žemiau bambos pradeda tekėti subtilioji rezervinė gyvybės energija žyva. Savo balta šviesa užliedama visus fantomus, visose fantomuose uždarydama visas išoriniams prisijungimams potencialias vietas, užliedama nuo tamsių ir patogenių energijos į portalą, su kuri negatyvios energijos iškeliauja perdirbimui į pirminę energiją. Ši. Uždarom, antspauduojam, panaikinam. Atlikta. Ir perinam prie kontraktų ir susitarimų anuliavimo. Vadovaudamasi sielos laisvos valios įstatymą ir teisę laisvai disponuoti savo energijomis, Giedrė turi prisimti pilną atsakomybę už savo gyvenimą ir išreikšti šį ketinimą. Ar jie pasirengusi tai padaryti? Pasirengusi. Gerai, aš išreiškiu ketinimą balsu, o jos subtilioji kopija lai kartoja paskui mane. Aš iškviečiu visus Giedrės susitarimus ir kontraktus, kuriuos sąmoningai ir nesąmoningai sudariau aš ir arba kurie buvo sudaryti vietoj manęs, visi karminiai kontraktai, genties giminės kontraktai, kokio pobūdžio susitarimų kontraktų priedus. 1, 2, 3. Turim kontraktų? Ne, nėra. Labai gerai. Ir skaitysim tada manifestą. Ar Giedrius subtilioji kopija pasirengus perskaityti manifestą? Taip. Gerai, dabar aš balsu skaitysiu manifestą, o jos subtilioji kopija lai kartoja paskui mane. Aš prisimu atsakomybę už savo gyvenimą ir išreiškiu savo sielos ir asmenybės valią. Mano ketinimų ir valios galia te būna taip, o taip ir yra. Perskaitė. Gerai, tada viską išsivalėme, tada dabar pakrausim energiją. O dabar prašau skenerio parodyti, kiek energijos reikia Giedrei ir kokio dažnio vibracijos maksimaliai komfortiškos šiuo metu biolaukui, jo pilnam atsistatymui ir korekcijai. 455. 36. Ir kai suskaičiuosiu iki 3, į Giedrės biologą pradeda tikėti 7 aukštų vibracijos srautai po 455% kiekviename. 1, 2, 3. Visi srautai teka, srauto galės sustiprėja. Atlikta. Ir pakelk vibracijų dažnį iki būtinos reikšmės 36 Hz. 1, 2, 3. Vibracijos kyla. Atlikta. Sinchronizuojasi energijos vibracijos, harmonizuojasi, pasiskirsto ir įsisavina efektyviausiu būdu. 1, 2, 3. Atlikta. Ir kai suskaičiuosiu iki 3, paleidžiam sielos aktyvavimo identifikavimo procesą. 1, 2, 3. Atlikta. Gerai, ir tada sukursim Merkabą, sukuriam apsauginį apvalkalą, pajung Giedrės subtilėje kopiją prie Merkabos laukų šaltinio žemės ir kosmoso energijos struktūrizavimui ir apsauginio karkasų sukūrimui jos biolauke. 1, 2, 3. Vyksta procesas. Atlikta. Aktyvuoju Merkabą Giedrės biolauke, sinchronizuoju, harmonizuoju visas energijas biolauke. 1, 2, 3. Energijos pasiskirsto į visas čakras ir spalvas. Atlikta. Ir kaip jaučiasi Giedrė? Puikiai. Nušvito mūsų kambarys. Nušvito, turim svečių. Ne, nuo jos. Ai, nuo jos. Mhm. Turi angeliškų energijų, nes pagal dažnį tai irgi panašu. Aš matau jos sparnus.